Pasukinėt kažką? Pagaliau mes ir vėl čia, prie savo namo. Tęsim toliau darbus ir, kaip matot, turim galimybę privažiuoti į patį kiemą. Tai ką tai reiškia, kad galim pagaliau išsivežti visas šiukšles, kurias prikaupėm čia namo kampe. Tai šeštadienį mes tą ir pradėjom daryti, bet dar liko daug visokių smulkių šiukšlių, kurias reikės išvežti. Tikriausiai per vieną kartą nepavyks, reikės per 2 kartus važiuoti. Ir kitas dalykas, ką padarėm neprotingai, kad viską metėm, o iš tikro reikia susirūšiuoti. Nes šiukšlės atvežant, jas reikia jau būti surūšiavus. Mes to nepadarėm, tai prisidarėm savo papildomą darbą. Reikia vėl eiti jas per naują daugmaž atrūšiuoti, kad būtų galima atvežti, sumesti ir išvažiuoti. Labai ilgai laukiu čia sugrįžti, pagaliau grįžom ir dabar jau turim dėl kiek laiko tiesiog dirbti ir varyti kuo greičiau gyventi. Bet ką padarysim, tai uždengsim naujom plokštėm tą antro aukšto šoninę sieną, nes senos plokštės jau jos visos atsilupusios, supuvusios, tai nusipirkom laikinai naujų plokščių, uždengsim. Ir iš lauko pusės kol kas bus padaryta ir bus galima judėti, dirbti ties vidum, nes stogą kaip ir užsidengėm skardom. Vis dabar bent jau pradžiai neturėtų mum leisti. Ir tą šoną užsidengsim naujom plokštėm ir bus galima judėti, dirbti į vidų. Nu va. Aha. Man tai gerai atrodo. Tas pažaras. Turim tų varžtų. Kokių? Tų, kurį plytas kalasi. Ui, slygą pagavo. Op. Va kas būna, kai be kvietimo ateini pas mus į svečius.
Net prieš tokius dalykus. Nupjovė. Ką? Tai taip nupiešta buvo? Jo. Duos tau rimtai? Tai aš ne per liniją, tai nepjausiu. Netgi, kad aš taip išmatuočiau. Nereikėjo net mokyklos. Eurais palėjo randi. Mokyklos net nereikėjo. Realiai čia visi galvoja, kad aš nedirbu nieko, bet aš filmuoju. Aš čia realiai viską darau, tik pafilmuoju minutę ir aš einu viską dirbti. Nes čia be manęs tai čia nieko nebūtų. Ko ne, tai ne. O, kas čia? Taigi matai. Geriausia. O dabar einam čia. Po darbo. Jau blemba, reiks tau į družbą ir trimerį gražyti, aš jau pavogęs 3 mėnesius. Čia vadžymas mūsų bus. Čia valgyt va gamysimės, kad didelį auktum. Čia po džymo apsipraust. Čia po džymo. Čia po džymo įsiskalbt drabužius. Čia po džymo atsipalaiduoti. Blemba vietos tai daug. Bet tai kad neima družba mūsų. Eik tu savo, koks čia šiukšlynas. Nu, varom tas šiukšlės. Čia sakai. Wow! Nu, va, žiūrėkit. Va, kas te liko realiai. Tai vakar viską išvežėm, kaip matėt. Ai, reikia, dabar neveikia mano mikrofonas, tai gali būt 1 arba 2 kokie video bus prastesnės kokybės, bandysiu nusipirkti kokį mikrofoną greičiau. Va, kas liko mum. Šiaip reikia grėblio, va, ko neturim, tai grėblio. O jo reikėtų dabar labai. Čia biškį dar stiklo. Gaila nepafilmau, kai tas šiukšlės išmetėm pačias jau tenai vietoj. Daug nervų ir užsiknisimo buvo, nes viską reikėtų rūšiuoti. Net plastikas skiriasi ten. Kažkoks kitoks būna. Galvojame, ką į plastiką, tai plastiką. Ir tai mes čia viską krūvoje buvom sumetę, netrūšiavę. Tai greitai maišus sumetėm plastiką, ten stiklą ir panašiai atvežėm, tai dar kartą reikia perrūšiuoti, žiauriai susinervinom. Nu, bet galima sakyt padarėm. Porą maišų liko, ten realiai pagrindė su žemėm, su lapais. Dar viena sunkesnė misija buvo padaryti pagaliau. Tai kol Ignas ten vėl dirba prie stogo, aš varau čia sutvarkyti.
pabandysiu. Dar atrinksiu biškį stiklo, kur likę. Čia grėpsiu viską į vieną krūvą, į vieną maišą ir išmėsiu. Oi! Aha. Gerai. Nu, užžymėk. Žiūrėkit dar va, ką turim prie pat namą. Griovys va toks, jau bebrų visur pridirbta. Kol Ignas darbuojasi prie stogo, tai ir aš nenoriu būti toks, kad sėdžiu ir žiūriu. Nes ten realiai vieno žmogaus darbas ir jis geriau moka. Tai galvoju, ką čia kažką vis tik reikia paveikti. Tai jau sutvarkiau šičia viską. Dabar čia galvoju apsiimti. Tai nu, aš tada jau po truputį malkas į malkinę. Nes labai jau kimas apgrūstas atrodo. Pilna šūdo visokio. Pažiūrėkit, kaip gražu. Wow. Что тебе надо? Sakau, ar gražu? Eisim lakuot plokščių, kur sudėjom. Va, žiūrėk, Ignai, ką padariau. Gerai? Gerai. Sakau.
Va dirbam, bet blemba, kaip mums reikia kopiečių, žinokit. Kaip sunku be kopiečių. Be kopiečių taip sunku dirbti. Va tik tokias turim. Tokių kopiečių. O čia tokios senos, sunkios. Kaip būtų gerai turėti tokias šiuolaikiškas, tas išskleidžiamas, tokias. Blemba. Gerai viskas, baig. Tai tu jiem taip ir pasakyk. Mum pohui, ką jūs sakot komentarus. Tėvai žiūri. Nedėk. Šiaip tai aš nesikeikiu. Visai. Ar nečiul bibi. Nedėk šitą labai blogai. Ne. Tai gerai nedės, taip tik atsiminimų. Tai tu žmonėm papasako, kad čia ne all time, čia tik kol kas. Angliškai? Lietuviškai gali. We did this because No. čia padarėm tik tai trumpam, labai trumpam laikui. Kad nereikėtų daug investuoti ir uždaryti šitą per naujo, nes buvo labai didelis, belia kokios va tokios skylės. Filmuok iš toliau. Tokios skylės buvo. Tai tiesiog sugalvom, va tai va, ir ten neėmėm dėl to, nes čia ne visam laiku, čia pusę metų po vasarą, tai užmūrinsim šičia, pakeisim stogą, ten tą išgriausim, matot, tą išgriausim ir irgi užmūrinsim ir kai stogą keisim, visą namą nugriausim ir tada per naują pasakysim. Tau geriau gaunasi YouTube'int negu man. Nežinau, aš šiaip įdomiau šnekė, blemba. Viskas, aš ir pamadysiu taip pačiai. Aš tik kad dėl flashlighto. Rimtai, blet, tikrai nedėsiu. Taigi ir mano tėvai žiūri. Tai mes negalim keiktis. Tai keiktis tai gali. Patys mūrinsim. Jo, bus content. Nesamdysim jokių mūrininkų. Ne, mes viską patys čia darysim. Niekas už mus nieko nedarys. Čia tame ir iššūkis, kad patiems, žinai. Taip. Kai pasiklosi, taip įsimiegosi. Teisingai. Gerai pritaikyta patarlė. Nu. Ir tai daug nusiversiu, žinau. Būtum pirmai sugalvojo, būtų gerai, ne? Čia žinokit, kai bus daugiau kamerų, tai filmuosiu ir kai eik. Jau filmuosiu, kad aš irgi dirbau, ne tik Ignas čia vienas dirbs. Jau ir aš dirbsiu. Nu, aš ir dabar dirbu, aš tik tai neparodu. Pasakyk, nu tikrai dirbu. Dirba, tik aš nefilmuoju jo. Nu, bet tikrai vakar kiek darbo padariau. Daug, jau... Jau kas, bet... Tai ne. Ką? Tai ne. Kad nesėdė, tai tikrai. Nu, tikrai nesėdžiu. Ne. Tik tai, vat, Ko ne, tai ne. save va sunku, žinai, pasipilti. Kitą tai aš va galiu pafilmuoti kaip dirbi, bet savęs tai, žinai, Ne. neprifilmuoju. Ne. Kodėl pirmam video buvo daug laikų? Nes ten buvo clickbaitas. Koksai? Pirma dalis. Nu. Tai visiems įdomu pirma dalis. Tai dabar visas dalis turi būti pirmas. Visas dalis reikia pakeisti pirmas. Tai jo. Visas dalis pirmas darysim, žodžiu. Ja. Man labiau patinka, kai kažkas pirmo būna. Šiaip, aš pirmą kartą tenai užlipau ant stogo. Ir jau iš karto, blėtis, pirmą kartą užlipo, kaip įdomu bus. Tai va, bus žymiai įdomiau, kai bus GoPro. Turėsim ir aš, ir Ignas, ir Arnas, iš trejų. Visi darysim kažką skirtingo, viską sudėsim ir bus žiauriai juokinga. Nes dabar tai čia žinot. Nes dabar tai per tą, žinai, telefoną, tai čia per daug neužgaudysi kažko, kaip mes ten juokėmės ar kažką. O GoPro bus visada čia arba čia. Ir pažvengsim, bus įdomu. Jau galėčiau. Nu, sakyt jau, kad dažysim sienas, ar ne? Jo. Tai va, jau dažysim sienas. Va. Iš karto, va. Atsidarom dažus ir tepam. Va. Baltas bus. Baltas sienos bus, nu, filmuoju. Baltos sienos. Jo. Čia va. Ir dažysim. Paskui apdalysim čia. Tai va, taip aš prieš išėjau. Mažom. Ten, kur žaliau biški. Čia? Jo.
Tai aš galiu pasakyti, kad mes debilai. Gali. Tai va, ką tik kolega suprato, kad mes debilai. Mes galėjom pirmą nusilakuot plokščias ir tada jie susuk. O ne dabar lipt. Ir vos pasiekti ir bandyti kažką lakuot. Bet jau turim kaip turim. Yra kaip yra.